Labas vakaras, tai speciali agitacinė laida, paskutinės kryžkelės laida skirta referendumui dėl stojimo į Europos Sąjungą. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą paveiks mūsų kultūrą, socialinę politiką ir teisingumą. Na ir dabar noriu pristatyti studijos svečius. Šiandien pas mus svečiuojasi Stanislavas Buškevičius, Seimo narys, partijos Jaunoji Lietuva pirmininkas. Edvardas Kriščiūnas, istorikas. Algis Avižienis, ekonomistas. Irena Šiaulienė, Seimo narė, socialdemokratė. Gintaras Steponavičius, Seimo vicepirmininkas, liberalas. Bei Rolandas Paviljonis, Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas. Labas vakaras. Na ir dar daugiau mūsų studijos svečių šiandien. Taip, mes turim daugiau svečių, kurie agituoja pasakyti taip arba ne referendume. Taigi, agituojantis pasakyti ne arba ragantis neateit referendumą. Algirdas Endriukaitis, nepriklausomybės akto signataras. Pranciškus Šliužas, ūkininkas. Marius Kundrotas, Lietuvių tautinio jaunimo lygos atstovas. Ir Laurynas Kasčiūnas, Vilniaus universiteto studentas. Taip pat agituojantis pasakyti taip referendume. Loreta Raulinaitytė, Seimo Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja. Andrius Vaišnys, Seimo ryšių su visuomenės skyriaus vedėjas. Ir Agnė Nastopkaitė, ES programos Kultūra 2000 koordinatorė. Taigi mes tęsime mūsų diskusiją apie kultūrą, socialinę politiką ir teisingumą Lietuvai stojant į Europos Sąjungą. Iš tikrųjų, norėčiau paklausti pono Paviljonio, kaip vis dėlto narystė Europos Sąjunga paveiks Lietuvos kultūrą? Jūsų nuomonė. Na, aš pirmiausia turiu pasakyti, kad nėra malonesnio dalyko. Ne šiandien man kalbėti apie kultūrą, švietimą ir mokslo reikalus siejančius su Europos Sąjunga. Mūsų kultūros, mokslo, švietimo šaknis yra Europoje. Mes tą žinom tie, kurie tiesiai esame su tuo susiję. tą žino daugelis mūsų studentų. Ta dabar jau žinos ir daug mūsų žmonių, kurie nebuvo tiesiogiai susijęs su kultūra. Ir ypatingai tai svarbu, kad ES kūrėjai savo metu išsakė tokią mintį, kad anaiptol ne tik ūkis, anaiptol ne tik bendra valiuta, bet būtent skirtingų kultūrų sugebančių išsaugoti savastį, sąjunga yra didžiausias ir kilniausias ES kūrimo siekinys. Ponas Kriščiūnas nesutinka? Taip, pirmiausia, Europos kultūros pagrindas yra krikščionybė, bet mes žiūrėkime, kaip dabar Europoje labai smarkiai vyksta nukrikščionėjimo procesai. Vien jau yra, kad einama tokie dalykai, yra bandoma legalizuoti, yra ir pornografija, įvairios yra net ir homoseksualistų santokos, einama ir kiti dalykai, taip pat yra iš tokios atseit antivertybės, yra kaip žmogaus teisės be pareigos, yra, kurie skatina egoizmą, materializmą. Tai mes be to įsileidžiama labai daug emigrantų, yra, kurie eina įvairios. Būtent yra ir kitokios kultūros, kurios sudaro grėsmę ir mūsų Lietuvai. Aš čia norėčiau irgi taip pat vieną dalyką pasakyti yra. Štai mūsų viena iš esminių kultūros savybių yra nepriklausoma valstybė. Įstoję Europos Sąjungą mes ją prarasime. Taip pat tai bus sudaryta grėsmė ir lietuvių tautiniai kultūrai. Kadangi spaudžiant Europos Sąjungą visais įmanomais būdais yra štai įvedama dvikalbystė, anglų kalba jau įstumė lietuvių kalbą iš mūsų tautos gyvenimo, o tautos kalba yra lietuvių tautos dvasinės kultūros širdis. Bet tai vis dėlto anglų kalba, tai galbūt, pavadinkim taip, nėra vyraujanti kalba, yra ir prancūzų kalba, yra ir ispanų kalba, yra daugelis kalbų iš tikrųjų. Kodėl mes turėtume mąstyti, kad anglų kalba tai yra pagrindinė Europos kalba vis dėlto? Turbūt ponas Kriščiūnas turėjo omeny tai, kas žiniasklaidai buvo pranešta, kad jau kai kuriuose gimnazijose Kaune pradėta eksperimentuoti, naudojant anglų kalbą, o ne lietuvių kalbą, dėstant tokius dalykus, kurie nėra anglų kalbos. Aš pridėčiau dar prie to, yra, kad jau ruošiamasi lietuvių emigracijai, išvažiavimui į vakarus, jau ruošiami ir mokome anglų kalbos. Tam dviejose mokyklose Kaune jau įvairūs dalykai dėstomi anglų kalba. Tai vadinasi skatinimas, nutautėjimas ir lietuvių kalbos įsivaizdavimas. Bet aš galėčiau ginčytis, kad, pavyzdžiui, prancūzai, sakykime, kurie, viena iš ES stambiausių valstybių, prancūzų kalbos neiškeitė į anglų kalbą. Tai mes galime lyginti Prancūziją su Lietuva. Visgi Europos Sąjunga kuriama buvo dviejų valstybių sąjunga, tai yra prancūzų ir vokiečių. O mus priima kaip pavainikį yra su vergiškomis sąlygomis ir jie diktuoja mums savo sąlygas. Ne mes jiems diktuojam, bet jie mus ima, jie mums diktuoja. Ponas Paviljonis. Aš pirmiausia labai apgailestauju, kad mūsų oponentai nerodo pakantumą
kitoms kultūroms, kitiems tikėjimams, kitoms kalboms. Tarp jų ir anglų kalbai. Ji nėra prastesnė už lietuvių kalbą, bet aš džiaugiuosi, kaip ir daugelis mūsų turbūt džiaugiamės, kad mokam ne vieną kelias kalbas, bet visos bėdos, kurias jūs čia minėjote, ir tos gimnazijos atvejais, yra mūsų pačių išradimai, mūsų pačių klystkeliai. Nei Europos Sąjunga, nei kiti, nei prancūzai, nei anglai šito mums tikrai neprimeta. Ponas Buškevičius. Aš galvoju, kad mes kaip tik rodome pakantumą. Čia neina kalba apie kalbų mokėjimą. Kuo daugiau kalbų moki, tuo geriau. Mano senelis mokėjo 12 kalbų, man dar iki to toli. Bet eina kalba apie tai, kad lietuvių... 12 tikrai ne. Bet eina kalba apie tai, kad lietuvių kalba nebūtų išstumta iš viešojo gyvenimo. Štai, aš iš dalies sutinku su gerbiamu Pavilioniu, kad mes ir patys labai daug kur kalti, bet iš kitos pusės yra skatinimas toksai neoficialus iš Europos Sąjungos. Prisiminkime, kada mes kovojome dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Pradėjome nuo kalbos, nuo kultūros dalykų. Kovojome prieš rusifikaciją. Jau toks buvo susidaręs vaizdas, kad lietuvių tauta, lietuvių kalba išnyks. Be Latvių mūsų brolių liko tik 50%. Ir štai šiandieną mes patys lietuviai, vietoj to, kad, na, tarkim, kokį gražų pastatą pavadintume Medvėgalis, Džiugas, štai pavadiname kokį nors Forum Palace, vėl kitais vardais angliškai. Taip, tie patys prancūzai, patys prancūzai nešautų į galvą prancūzo verslininkui pavadinti savo firmą angliškai. Bet, ponia Buškevičiau, aš atsiprašau labai, man štai toks klausimas, bet mes dar nesame Europos Sąjungos nariais, o jau, reiškia, tie pavadinimai yra. Tai kas pasikeis įstojus Europos Sąjungą? Tai aš norėčiau pabaigti, kol gerbiamas Avižėnis pratęs. Štai aš dėl šito truputėlį ir bijau, kad būdami tokie nuolankus, neturėdami savigarbos, galbūt jausdami kažkokio tai mažiuko kompleksą, nesame mes mažiukai, neturime būti tokie visiškai nuolankus, turim būti geri, bet nenuolankus. Visiškai neparduotume savo kultūros ir savo kalbos. Iš dalies, suprantat, kokia yra problema, aš pabaigsiu. Šiandien Europos Sąjungoje yra tokia skatinama neoficialiai tingėjimo kultūra. Teko važinėti po vakarų Europą ir juodą darbą dažniausiai dirba ne baltos rasės žmogus, bet, sakysim, pakistanietis, indas, afrikietis. Dėl to, kad baltasis jau nenori juodo darbo dirbti. Mes, ačiū Dievui, dar garbiname ir juodą darbą, ir darbininko darbą, ir verslininko, neskirstume darbus. Ir šiandien aš truputėlį įsigandęs, kad ten mes einame į tingėjimo kultūrą. Štai tokia nuomonė buvo išsakyta pono Stanislavo Buškevičiaus, ponė Steponavičiau. Ar mes iš tikrųjų einam į tingėjimo kultūrą? Na, Europoje sustabarėjimo yra, daug ten ir paklydimų yra, biurokratizmo. Bet kad Europą mokytų gyventi kultūros klausimais, tai niekad nesu to patyręs, lankydamasis irgi daugelį kraštų. Ir man kaip tik kolegų toks įsitempimas, to uždarumo skatinimas, man kaip tik tam tikros nepilnavertiškumo komplekso jausmas dvelkiantis iš pono oponentų. Nes aš galvoju, kad mes nesam lietuviai viepenos, mes esam orus, pakankamai stiprus ir energingi. Ir aš manau, kad Europoje mes tikrai nebūsim paskutinėje vietoje. Ir dar daugiau, tie kraštai, kurie įsijungia į ES erdvę, jų kultūra tikrai nesustabarėjo, įgavo nemažai naujų impulsų. Ir aš turėjau progos matyti, kokie projektai, kiek novatariškumo jame yra ir kūrybingi žmonės išlošia iš to. Lietuviai esame būtent to sukėlimo. Teko gyventi ir mokytis Vokietijoje ir turiu pasakyti, kad Vokietijoje tai labai sparčiai anglų kalba, tvirtina savo pozicijas. Tai buvo anksčiau, yra ir dabar. Net, žinau, prieš 15 metų buvo išleistas žodynas. Jūs pasakyti, kad vokiečiai pradės angliškai kalbėti visi? Ne, bet labai plačiai yra paplitusi anglų kalba. Jeigu kas paskaitytų vokišką spaudą, ten matytų. Bet mes kalbam apie tai, kad iš tikrųjų kalbų mokėjimas tai nėra jokia problema. Taip, bet ar reikia maišyti? Jeigu skaitai vokišką tekstą, tai galbūt reikėtų vokiškai skaityti. Aš trupučiu nebesuprantu. Iš tikrųjų, mes jau kalbame apie kalbą kaip įrankį pažinimo, kaip pažinimo įrankį.
kuris leidžia mums artėti, pažinti kitą Palionis, kultūrą. pavyzdžiui, jisai Kalba- moka prancūzų kalbą, bet čia prancūziškai nešneka, jisai prie šios to. Kalba tai visų pirma nėra susižinojimų įrankis. Jeigu tai būtų susižinojimų rinkis, senai jau būtų įsigalėtų viena pasaulinė esperanto ar dar kokia kita kalba. Kalba tai yra tautos dvasios išraiška. Iš kalbos yra būtent išplaukia visa mūsų kultūra. O kada mes matome, kad iš ES eina būtent yra niekinimas, yra tos lietuviškosios kultūros, palaukit, yra minutėlė yra. Nupirktos jau yra kiek jau 3 televizijos stotis yra. Kokia jos mums kultūra perša? Seksas, pornografija, smurtas ir panašus dalykai. Žmonės dirba. Tai o mes kodėl leidom? Skatina šitos dalykus. Europa kalta čia, Kaip tai ne gerbėmėjai. Europa, iš kur jinai ateina yra? Na, jeigu jau kalbam, tai Amerika labiau. Čia šviesa iš vakarų. Aš tik tai tuoj pabaigsiu, dar vieną momentą. Istorija yra aiškiai rodys. Tik tautinėje valstybėje gali suklestėti tautinė kultūra. Tarpukaryje mes turėjom savo kultūros aukso amžiūrą. Kada tautinė valstybė gali atriboti kas bloga, neįsileistų, įsileisti pačias geriausias vertybės. O jūs skatindami atvirumą, skatindami lietuvių tautos nutautėjimą, jos įsivaikščiojimą. Čia jūs yra Savo sielą turite sukūręs, ko įsileisti, ko ne. Kągi dėja, iš tikrųjų, kultūros klausimas yra labai svarbus Lietuvai stojant į Europos Sąjungą, bet dėja dabar į mūsų eterį veržiasi reklama, po jos mes pratęsime. Ieškai dar nepatirto gaivumo? Fa, ar toli eitum? Aš renkuosi purškiamai antiperspirantą Fa, nes gyvenu audringą gyvenimą. Unikalu, ne tik 24 valandų apsauga nuo prakaitavimo, bet ir papildoma gaiva tuomet, kai patiri stresą. O tai nutinka dažnai. Esu tikra bent tuo, kad visada būnu gaivi. Fa, ar toli eitum? Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicorn. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Verkių vandens malūnas pristato 3-ąjį tarptautinį muzikos festivalį Alternatyva. Girdėsite korsikiečių vokalinę polifoninę muziką, Bramso dainų ciklą Gražioji Magelona, styginių kvartetą, Fogler kvartetą ir tradicinę indų muziką. Pagrindiniai rėmėjai. Rėmėjai. Pasinerk į šokio jūrą festivalyje Naujasis Baltijos šokis. Gegužės 5-11 dienomis Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Festivalio mecenatas Philip Morris Lietuva. Globėjas Kultūros ministerija. Rėmėjai Lietuvos televizija ir radijas, įmonės Clear Channel, Lexpro ir ACM. Informacija apie festivalį. Dienraštyje Respublika, savaitraštyje Veidas, Lietuvos šokio informacijos centro internetinėje svetainėje www.dans.lt. Kadaise klestėjusi gamykla, kurioje dirba keli tūkstančiai žmonių, šiandien milijonai skaičiuoja skolas. Nebylus cechai, apmusėję langai, lauke rudėjantis įrengimai ir žmonės mėnesiais nesulaukiantis uždirbtų pinigų. Dirbi, po kažkiek tai išmeta, kai sako, po 100, po 200, tai 3 mėnesius už mėnesį galbūt tą sumą grąžina. Pinigų kartą svarsto, ar reikia valstybei gelbėti bankrutuojančią įmonę geriau dirbančių sąskaitą. Ir ar visuomet bankrotas vienintelė išeitis. Antradienį 21 val. per Lietuvos televiziją. Aitvaras atnešė gerą žinę. Tuzino didysis prizas kiekvieną šeštadienį bus net 12 000 litų. Žaisdami studijoje ir namuose galėsite laimėti ir kitas įspūdingas sumas iki 10 000 litų. Aitvaras turtus atneš šeštadieniais be 5-9 vakare per Lietuvos televiziją. Paskutinėje kryžkelėje mes tęsime ginčą, kaip stojimas į ES paveiktų Lietuvos kultūrą. Ir aš noriu kreiptis į Marių Kundrotą, Lietuvių tautinio jaunimo lygos atstovą. Pone Kundrotai, ar nėra jūsų argumentai prieš ES prieštaringi? Iš tos pusės kritikuojate ES kaip toleruojančią nešvankybės, iš kitos pusės jums nepatinka imigracija, tarsi jūs patys netoleruojate mažumų.
kaip tai galima suderinti. Jūsų komentaras. Pirmiausia, tai aš siūlyčiau labai rimtai skirti požiūrį į pačias tautas ir kultūras nuo požiūrio į imigrantus kaip socialinį sluoksnį. Nes vis dėlto imigranto dalį dažniausiai renkasi tikrai ne Konfucijaus lygio kiniečiai ir ne Očvalano lygio kurdai. Aš, pavyzdžiui, pats labai mielai skaitau Konfucijų ir žaviuosi šituo dvasios milžinu, tačiau kada aš pamatau, kaip yra sulyginamas, reiškia, imigrantas, perėjūnas su senbuviu, yra sulyginamos jų teisės, tai aš tikrai negaliu to. Bet tai yra diskriminavimas? Ne, nieko panašaus. Tai nėra diskriminavimas, paprasčiausiai, kaip tik tai yra laisvė kiekvienai tautai turėti savo valstybę. Dėkui. Ponas Šliužas turi pastabų apie bažnyčios santykius su Europos Sąjunga. Aš ne tiek jos santykius, aš tiesiog pakraupau paskutiniu metu, kada per Velykas, per Atvelykį bažnyčiose buvo pradėtos dalinti proklamacijos. Ir aš bandžiau juose atrasti mūsų šventikų kažkokią racionalią blaivę mintį. Deja, ten atkartotos klasikinės frazės, kurios nieko neduoda. Ir aš tik tai norėjau pasakyti šiems žmonėms, bažnyčios hierarkams, kad vyručiai po 4-5 metų, kada mes kaimuose sunaikinsim bobutes, kurios meldžia pienelį ir tuos varganus centus meta į karabonkas, jūsų karabonkos nuolat tuštės ir tuštės. Ir dalis kaimiškų, ypač tokių bažnyčių, liks tuščios ir nuteriotos kaip sovietmečio fermos. Ten girtuoklė ant altoriaus gers alų, ko gero. Ir žinot, kodėl bažnyčia taip puolė baisiai agituoti už Europos Sąjungą? Bažnyčia susigrąžino labai daug turto. Ir daugelis to turtų yra architektūros paminklai. Bažnyčios hierarkai pripažino, kad sovietmečių bažnytinės vertybės buvo geriau prižiūrimos negu dabartinėje Lietuvoje. Ir štai, aš visiškai tikiu, kad jiems buvo pažadėti pinigai šių pastatų, ypač architektūrinių paminklų priežiūrai. Gan ciniškai jūs įsivaizduojat katalikų bažnyčią. Aš realiai taip matau. Dėkui. Ir todėl jie pagailėjo savų pinigų ir grėbėsi vėl už pinigų. Žinot, kai buvo, kai monsinjoras Vasiliauskas pašventino Konopliovo banko saugyklas, aš lioviausi eiti į bažnyčią. Dėkui. Tai buvo 2 pastabos dėl mažumų ir dėl bažnyčios. Gerbėmėjai, aš norėčiau nesutikti su tokiom argumentacijom ir prielaidom ir kalbant tiek dėl imigrantų, kurie galbūt atsiras pas mus. Kada kalbam apie jų teisų sulyginimą, tai yra teisų sulyginimas, žmogaus teisų sulyginimas, bet jokių būdų ne kultūros. Ne tie, kurie atvyksta, sakysim, tiek Europą ar pas mus atsiras, būtent jie kuria savo bendruomenės ir siekia išlaikyti savo kultūrinį identitetą. Ir kada nuogastaujama dėl mūsų kalbos išlikimo, aš tokių nuogastavimų neturiu, nes tikrai mes turim labai brandžią kalbą, vieną seniausią kalbą. Lietuviai turi aukštą nacionalinę savo savimonę ir jeigu atsitinka tokie reiškiniai, kad nauji pastatai vadinami palės ar viešbutis, reiškia tik tai hotelių, tai yra toks versliniškas pataikavimas. Bet man regis, kada mes būsime Europoje, kada tikrai didžioji visuomenės dalis pajusta ir suvoks tą vertybę, ką pati Europa deklaruoja, kad mažas tai gražus ir įdomus. Mes dabar galbūt kitą kartą persistengiam, bet aš esu tikra, kad tos savimonės tikrai užtiks. Ir kalbant apie bažnyčias, aš pilnai suprantu, kodėl jos agituoja. Todėl, kad kultūros paminklų apsaugai Europai labai daug skiriama lėšų ir fondų. Ir žinoma, tai, ką mes šiandien negalim skirti, kaip valstybė tokių lėšų, tai būdami Europai, per įvairius fondus ir kultūros rėmimo fondus, sugebant pasimtas lėšas, tikrai mes galėsim išlaikyti ir savo architektūrinį savitumą, ir bažnyčias, ir atstatyti galbūt kai kurios dvarus. Ir tikrai kultūra, ir nėra tokios direktyvos Europoje, kad turėtų atsisakyti ir kalbos, ir kultūros. Net Lietuva, kaip kalba, jinai turės savo statusą. Net Europos parlamente mes galėsim kalbėti oficialiai lietuviškai. Ponas Buškevičius, trumpai. Galėčiau pasakyti kaip katalikas, praktikuojantis katalikas, kad bažnyčios tarnai, dvasininkai turi įvairią nuomonę. Vieni agituoja už, kiti agituoja prieš, tai yra gerai. Lygiai taip tą patį daro politikai, verslininkai, visa mūsų visuomenė. Šiandien mes čia susirinkę, manau, kad kultūringai diskutuojame, vieni už, kiti prieš.
Bet norėčiau grįžti prieš tai. Apie hierarchus eina. Tai vieni hierarkai pasako už, galbūt kiti prieš. Čia, suprantat, kiekvienas yra žmogus, kiekvienas turi turėti savo nuomonę. Aš sakau, turėkime savo galvą ir pažiūrėkime, kas bus. Tik tai iš kitos pusės man, kaip katalikui, truputėlį baisoka, kai dabar yra svarstoma Europos Sąjungos konstitucija, kurią nori priimti Lenkai, atrodo airiai, kovoja, kad būtų įrašyta, kad mūsų vertybė yra krikščionybė, tikėjimas į Dievą, o mūsų delegacija, aš nenoriu suklysti, gal mane čia pataisys oponentai, dėl šitų dalykų vertybinių nepakovojo kaip reikiant. Lenkai dėl vertybinių dalykų labai stipriai kovoja. Gal jie, sakysim, stipresni katalikai. Aš manau, kad jeigu šito nepadarė, tai yra laikas pasitaisyti. Bet grįžtant prieš tai, ką norėčiau Gintarui Steponavičiui, savo kolegai, šiek tiek oponuoti. Jisai sako, sienos ir panašiai. Būtent Lietuva išlikdama nepriklausoma laisva, jinai bendraus su visų pasauliu. Europos Sąjunga, tai didžiulė Albanija. Didžiulė Albanija su visų reguliavimu. Europos Sąjunga, tai ne visas pasaulis. Jūs neįsivaizduojate, kokie ten yra reguliavimai. Tarp kitko, tai Lenino, Markso, Engelso idėja sukurti kažką tai panašaus. Jūs norite pasakyti, kad mes neįstoję Europos Sąjungą, mes prarasime, reiškia, galimybę prekiauti su 24 valstybėmis. Taip, aš jums galiu pasakyti, 80% sprendimų priimamų Briuselyje privalomi nacionaliniams parlamentams. Tame tarpe Briuselio išimtinė teisė, tai yra užsienio prekyba ir konkurencija. Pavyzdžiui, mes susimanome nusipirkti japonišką mašiną, kuri yra pigesnė už vokišką, ne? Ne, jeigu Briuselis nuspręs uždėti tokius ir tokius muitus, viskas, mes šito negalėsime, mes prarandame laisvę. Jūs manote, kad mes neįstojo Europos... Gyventi dažnam lietuviui tokioj didžiojoj Albanijoje ir pajusti, kas yra pasididžiavimo savimi, tame tarpe ir dvasinis, ir materialus. Šiandien Vokietijoje 20% jau bedarbių. Šrioderis, socialdemokratas, nukerpa. Taip, tai ir bendrai paėmus, nukerpa socialinės garantijas. Šrioderis, jūsų kolega socialdemokratas, nukerpa socialinės garantijas. Taip, bet pažiūrėkite, kaip ten viskas munka. Man keista, kad liberalai eina į socialistinį rojų. Dėmesio. Vėl mūsų kalbėtojų ratą. Aš noriu kreiptis į ponę Agnę Nastopkaitę, Europos Sąjungos programos Kultūra 2000 koordinatorė. Anksčiau mūsų laidoje buvo šnekama, kad Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą kelia pavojų lietuvių kalbai. Ką jūs apie tai manote? Aš tai manau, kad kalbėjimas, kadangi čia buvo anglų kalbos pavyzdys, tai visų pirma turėtume prisiminti, kad Didžioji Britanija, kuri Europos Sąjunga yra anglakalbė šalis vienintelė, kartu su airiais, jinai įstojo Europos Sąjungą 74 metais, reiškia, Europos Sąjunga egzistavo jau 24 metus ir atėjo, taip sakant, nauja šalis ir įvedė savo tvarką, tai gal po 24 metų lietuviškai irgi kas nors tenais galės kalbėti. Bet tai tik rodo, kad anglų kalba yra ne tiek Europos Sąjungos grėsmė, kiek yra bendroji globalizacijos grėsmė. Taip pat, kai visi čia pateikti pavyzdžiai, tiek Forum Palace, tiek Šarūnas Marčiulionis, kuris buvo pirmasis lietuvis NBA žaidėjas, o ne Europos lygos. Visi šitie dalykai, ir McDonald'sai, ir Hollywoodas, tai yra globalizacija, jinai ateina ir pas mus, ir pas Baltarusius, ir nesvarbu, yra Europos Sąjunga ar nėra. Europos Sąjunga kaip tik, jinai konsoliduojasi globalizacijos akivaizdoje ir stengiasi prieš pastatyti save jai. Ar tai sakote, ponė, kad Europos Sąjunga saugo nuo amerikietiškos globalizacijos, nuo amerikietiško kultūrinio imperializmo? Sakyčiau, galbūt grubiai tariant taip, todėl kad tos labai nedaugelis Europos Sąjungos direktyvų, kurios reglamentuoja kultūros sritį, tai yra kokia nors direktyva dėl nepilnamečių apsaugos televizijoje. Tai čia, kurie jau kalbos apie pornografiją ir jos grėsmę, tai yra direktyva, kuri būtent nuo to saugo. Direktyva apie tai, kiek europinių laidų turi būti demonstruojama Europos televizijose, kiek koks procentas Europos filmų turi būti Europos sinematinkle, tai irgi yra direktyvos besipriešinančios globalizacijai. Dėkui, ponė Vaišnė, jūsų refleksijos apie tai, kaip stojimas į Europos Sąjungą paveiktų Lietuvos kultūrą. Aš manau, kad mes dar čia girdim ir iš oponentų bei apskrito stalo, jog dažnai mistifikuojam dar ir savo istoriją, nes aukso amžiai Europos kultūros raidoje paprastai yra tie, kai atsiveri pasaulį, Europai šiuo atveju ir gali palyginti savo vertybės ir savo laimėjimus. Jeigu mes visą laiką bandom grįžti ten į, tarkim, 20 amžiaus pradžią, į Smetonos laikus ir prisiminti, kaip neva buvo gerai, iš tikrųjų tai buvo uždaro tipo valstybė, todėl mes ją praradome kartu su kultūra, su kitais dalykais ir valstybė, kuri susipykusi buvo taip pat su Vatikanu.
tai dalykai, kurie sutrukdė Lietuvos plėtojimą ir be kita ko ir kultūros, ir politinės kultūros prasme. Dėl smetonos reikalų, beje, aš ne visai čia su jumis sutikčiau, aš manau, kad tuo met kaip tik žymiausi mūsų kultūros žmonės, rašytojai, filosofai, inžinieriai, žurnalistai, jie vyko į Europą ir ten įgijo mokslus. Ir grįžę kūrė tą vadinamą tautinę kultūrą. Būtent tuo, kad jie gavo tos europinės kultūros pamatus. Taip, aš tai trumpai patikslinsiu, turėjau minti pačią valstybės poziciją jau nuo po 26-27 metų. Kalbam apie išvykimą tų žmonių, kurie veržėsi į Europą iš tikrųjų, ir tokių buvo daug. Bet aš turiu minti, pavyzdžiui, tokią idėją, į kuriai buvo paprieštarauta atverti Lietuvą, plėtoti čia Lietuvoje turizmą. Ir tuo atveju buvo paaiškinta, pirmą pažinkime savo kraštą, o jau vakarų turistai pas mus, ar mes pas juos galėsime vėliau keliauti. Ponas Avižėnis. Taip, dėl globalizacijos, tai aš sutinku daugeliu tų reiškinių, kur aptarinėjom, tai globalizacijos yra išdava. Bet Europos Sąjunga tai atspindi globalizaciją, tuo pačiu yra įrankis. Bet ten buvo kalba, ponė Avižėni, apie... Aš norėčiau užbaigti mintį, prašau, JAV visuomet rėmė Europos Sąjungos kūrimą ir dabar remia plėtrą. Tai galbūt galima paaiškinti to, kad JAV korporacijoms sukūriamos geresnės galimybės. Bet buvo kalba ir apie audiovizualinę politiką. Iš tikrųjų, kad Europa ginasi nuo amerikietiškos pop kultūros. Ar iš tikrųjų jums norėtųsi, kad, pavyzdžiui, ir toliau mūsų televizijos rodytų pigius amerikietiškus filmus? Ne, tai va, tai ir pavyzdys, atėjo Europos kapitalas, skandinaviškas šiuo atveju į Lietuvą ir mes matom daugiausiai Hollywoodo produktus. Tai reiškia, Europos Sąjunga sukūrė tą terpę, kurioje multinacionalinės korporacijos, tame tarpe ir audiovizualinių tipo, gali reikštis, gali konsoliduotis, supirkinėti ir paskui puoselėti masinę kultūrą. Štai ką ir turime. Iš Europos plaukia masinė, pigi kultūra, koviniai filmais ir smurto, ir neidealizuokime šito. Mes patys juos plukdom, mes galim plukdyti visai kitą kultūrą. Tai yra užsienio kapitalas. Jūs kalbėjote apie ar bus prašiau ar geriau. Beje, ar jūs įsivaizduojate, kad 13 tūkstančių studentų, kurie išvažiavo ir stažavosi Europos universitetuose per pastaruosius 13 metų Lietuvoje, jie nebūtų nuvažiavę ten tokiomis sąlygomis, jeigu mes nebūtume jau tuomet pretendavę tapti Europos Sąjungos narės. Nemanau. O ateityje, kai mes tapsime narės, jie prašiausiai turės vieną privilegiją. Jie nemokės už mokslą Europos Sąjungoje. Jau dabar 500 000 mūsų piliečių keliauja laisvai pirmyn ir atgal. Jokių nėra apribojimų. Aš siūlau stabtelt minutėliai ir pagalvoti, apie ką mes šnekam. Man toks kartais įspūdis, kad mes čia žmonės kaip lėlės rankose laikom ir už jos norim nuspręsti, kas jam galima, kas negalima. Aš manau, fundamentalus dalykas, kalbant ir apie Europos Sąjungą, ir apskritai apie mūsų laisvę, tai yra daugiau pasirinkimo galimybės. Žmogus nėra kvailas, kurį reikia už rankutės po 18 metų vedžioti. Ir šia prasme, fundamentaliai šnekant, Europos Sąjunga yra milžiniškos galimybės. Galbūt su jos trūkumais ir kitais dalykais, bet šitos galimybės iš žmonių mes negalime atimti. Nei politikai, nei valdininkai. Aš 10% kitiems skurdas. Norėčiau sureaguoti į savo kolegos gerbimo Stepanovičiaus pasakymą. Aš pilnai jam pritariu, kada jis sako, žmonės turi patys nuspręsti. Laisvai. Aš visada tą propaguoju, bet kai aš matau visą mėnesį isterinę propagandą, kelionę į rojų Europos Sąjungą, isterinę, kartais man atrodo, kad... Bet jūsgi nesate visiškai prieš Europos Sąjungą. Kaip? Aš kaip nepriklausomybininkas, aš esu už laisvą nepriklausomą Lietuvą, o mes žinome, kad Europos Sąjunga dalį suvereniteto, o dabar jeigu dar bus sukurta federacinė valstybė, jungtinės Europos valstybės, palaukit, duokite pabaigti, tai tada mes iš viso palaidom. Aš kovojau prieš sovietinę okupaciją, ne tam, kad ateiti į kitą sąjungą, bet aš užbaigsiu. Bet, ponė Buškevičiau, jūs kaip pasisakote, sakykime, už jungtinių valstijų politiką, už Europos valstijos... Aš gerai, jeigu duosit man pasakyti, aš iki galo pabaigsiu. Aš esu NATO šalininkas, kadangi NATO tai yra stiprina suverenitetą. Europos Sąjunga silpina Lietuvos suverenitetą. Bet pabaigsiu prie to, kada aš matau tokią isteriją, kai jau rankos dreba, atrodo žmonės pagauna ekstazę, Europos Sąjunga pinigais lyja. Atsimenu, tik tai komunistai žadėjo komunistinį rojų. Dabar nieko nebus blogai. Nusikaltėlių nebus, bus Europos Sąjungoje geriausias gyvenimas, pensijos didžiausios, nusikaltimų nebus, net vagysčių. Aš galvoju, mes kaip tenais papulsime,
nedaug dievė. Tada pažiūrėsime, kaip tie pinigai lys, kaip nereikės mums dirbti, kaip bus tenais rojus. Tik tai komunistai, kaip žadėjo. Kalba apie rojų, gerbiamas Kaip? Tai kiekvieną dieną pinigai lyja. Vaikai nešina. Labai primenat tokius, kuriems rankos dreba ir karščiai. Gerai, sekundę, mes nutraukiam dabar diskusiją ir reklama. Pakeisk seną Nokiją naują. Tereikia tapti bitės abonentu. Bitė geresniam gyvenimui. Pasaulio lietuvių dainų šventė. Mes. Birželio 30 Liepos 6 dienomis. Šventės gėrimas gubernijos duonos gira. Rėmėjai. Lietuvos radijas ir televizija. Lietuvos rytas. Unicorn. Informacija telefonu 118. Tikrosios Rūtos saldainiai. Pagauk piknik šansą. Kuris gali būti kiekvienoje piknik pakuotėje. Kortelėje esantį numerį siųsk SMS žinutę numeriu 1308. Ir iškart sužinok, ką laimėjai. Laimėkite prizą. Metu 150 000 litų. Tu jau pagavai piknik šansą. Lietuvos televizija pristato unikalų muzikos albumą Legendinės muziklų dainos. Mikutavičius, Valinskienė, Povilaitis, Mamontovas, Atlanta, Kernagis ir dar daugybė žvaigždžių atlieka klasiką tapusias dainas naujai ir netikėtai. Rėmėjai: Kristiana, dalis tavo gyvenimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos invalidų reikalų taryba, radijo stotis, Lietus. Pirkdami albumą Legendinės muziklų dainos, 1 litą labdaros fondui Bėdų turgus paaukojate ir jūs. Pinigai skiriami projekte dalyvavusiems talentingiems žmonėms su negale. Šią vasarą Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 70-metis. Šiandien jau galima sakyti, kad atsiranda tokių minėjimų tradicija. Prieš 10-metį tą progą skrydį iš New Yorko į Kauną surengė Amerikos lietuviai. Nors šiemet Dariaus ir Girėno maršrutus skris Kauno aeroklubo narių pilotuojamas lėktuvas. Aerodromas – vienintelė Lietuvoje televizijos laida apie aviaciją. Pirmadieniais 23:30. Koncerto transliaciją pristato Lietuvos paštas už Europą be sienų. Gegužės 8 diena. Vilnius. Katedros aikštė. Visos muzikos žvaigždės Lietuvai. Įspūdingiausias metų koncertas. Tiek žvaigždžių vienoje scenoje dar nebuvo. Koncertą tiesiogiai transliuos net 3 šalies televizijos. Atėjo laikas vėl būti kartu. Gegužės 11 dieną nuo 20 valandos speciali Lietuvos televizijos laida Pasirinkimas. Žymus visuomenės veikėjai apie referendumo reikšmę, teletiltai su Europos sostinėmis. Šviežiausia informacija apie referendumo rezultatus. Taigi, tai paskutinė kryžkelė ir mes šiandien kalbamės apie tai, kaip stojimas į Europos Sąjungą paveiks kultūrą, socialinę politiką ir teisingumą. Dabar kita mūsų laidos dalis apie socialinę politiką. Vis dėlto, ponė Steponavičiau, koks buvimo Europos Sąjungoje poveikis socialiniai politikai? Vėlgi, nėra vieningos socialinio draudimo ar pensijų schemos, tai išlieka valstybių suvereni erdvė spręsti. Bet įsivaizduojant šiandien lietuvį nuvykusi į Airiją padirbėti ir būnant nariu Lietuvai, tai kaip diena ir naktis. Nes dabar dirbam nelegaliai, be socialinių garantijų ir atlyginimas tikrai neeuropietiškas. Ar galima kalbėti? Ten esant ir saugumas tiesioginė prasme, orus požiūris dirbant tau ir tokios pačios socialinės garantijos, kokios bet kuriam... Jūs kalbate apie tai, kad bus daugiau socialinių garantijų? Jos bus, jeigu tu dirbsi ne Lietuvoje, jos bus išties to lygio, kalbant legalų darbą, kokį turi, tarkim, Airis Airijoje, Britas Britanijoje. Ir šia prasme aš manau, kad tai yra
jau nemažas argumentas sakyti, kad daugelis mūsų tautiečių, kurie ne dėl gero gyvenimo šiandien yra laikinai, aš tikiuosi, išvykę, jie galės jaustis tikrai žmonėmis ir tikrais lietuviais dirbdami prasmingą darbą. Jūs kalbate apie tai, kad daugiau darbo vietų bus, kad mažės nedarbas Lietuvoje? Tame tarpe kita medalio pusė yra ir tai, kad nedarbas mažės, bent jau, aš manau. Kadangi mūsiškiai išvyks į užsienį. Ne tik todėl. Dėl to, kad mūsų prekių Europos rinkoje mes turėsim parduoti daugiau, tų galimybių tikrai bus daugiau. Jeigu apie užsienį, tai vakarų Europoje ir dabar yra didžiulė bedarbystė. Vokietijoje jau milijonai žmonių ir vis didėja ta bedarbystė. Naivu būtų tikėtis, kad Vokietijos darbdavys norėtų pasamdyti lietuvį vietoj vokietį už tą pačią kainą, mokant labai aukštą sodros mokestį, tiesiog nerentabilu. Man atrodo, daugeliui būtų naudinga toliau tęsti šitą juodo darbo tradiciją. Aš norėčiau pasakyti, kad yra ne tik Vokietija, yra galimybė šiandien jau važiuoti mūsų žmonėm dirbti į tokią šalis, kuris važiuoja ir Švedija, ir Danija, ir Airija ta pati yra pasirengus Angliją, suteikti be jokio pereinamo laikotarpio lygiai tas pačias garantijas. Tai yra labai svarbu. Kita vertus. Kolegė, aš noriu dar papildyti kitų akcentų. Mes kažkaip pernelyg kalbam apie išvažiuojančius iš Lietuvos žmonės. Aš manau, kad buvimas Europos Sąjungoje paskatins mūsų valdžias, kad ir kokios jas būtų, žiūrėti į tai, kad tie žmonės būtų bent vis panašiau atlyginami, kaip ir tie patys lietuviai išvažiuojantys į vakarus. Ar jie būtų gydytojai, ar jie būtų mokslininkai, ar jie būtų pagaliau tie paprasti darbininkai. Labai svarbu, kad ir pensijų klausimai, ir atlyginimų klausimai, o ypač kai mes kalbėjome apie kultūrą, mūsų bibliotekininkų, mokytojų, mokslininkų atlyginimai po trupučiuką bent jau artėtų prie europietiškų. Va tuomet mes pajusim ir tai bus didelė paskata mūsų valdžiai keisti savo požiūrį į šią kategoriją žmonių. Taip, be abejo, profesorė, ką jūs sakote? Jaunimas dar nespėja įsisavinti tautinės kultūros ir jau 200 tūkstančių mes juos prarandame šitus žmonės. Apie kultūrą mes jau kalbėjome, dabar mes kalbame apie socialinę politiką. Politikos apžvalgininkai pastebi, kad Lietuvai neįstojus Europos Sąjungą nustos vystytis ekonomika, o dėl to mažės pensijos ir pašalpos. Pone Muškevičiau. Žinot, galima daug ką pasakyti, norint pasiekti tikslo, jie nori, kad mes įstotume Europos Sąjungą ir štai sakau, šiandien žada rojų. Bet grįžkime prie tai, ką kalbėjo Gintaras, Irena, Rolandas. Dabar keletas mūsų, ne keletas, virš 10 Seimo narių išvažiuoja stebėti Europos parlamento darbo. Ir visi girdėjo per televizijų, kaip jie sakė, pasipiktino žmonės, kodėl jie gaus po 20 tūkstančių į mėnesį. Tai jis sako, ten labai brangu, ten kainos didelės. Tai dabar mes įstojome Europos Sąjungą, paaiškinkit man ekonomistų, bet šitiek aš tą ekonomiką primiršau, dabar nacionalinio saugumo komitete dirbu. Kaip ten bus? Ten kainos didelės, pas mumis liks mažos. Tai ką atvažiavę supirks? Ar iš karto, jeigu pas mumis padidės kainos ir mes iš karto padidinsim atlyginimus? Gal galite, Irena, man paaiškinti? Aš galiu paaiškinti, gerbiamas Stanislavai, man labai gaila, kad po 13 nepriklausomybės metų noris pakartoti Markso tokią sentenciją, kada jis kalbėjo apie vėlgi perversmo laikotarpius ir sakė, kad mirusiųjų tradicijos griebia gyvuosius. Tai jūs lygiai taip pat elgiatės. Jūs turite tą blogą tarybinį patyrimą ir šitą tarybinį patyrimą maunat ant Europos Sąjungos ir galvojat, kad tai yra adekvatas pat. Bet dabar Seimo susimokat po 20 tūkstančių litų. Minutėlė, šitą temą mes paliksim, ne mes mokam, Europą mokam. Kaip tai? Tai sako, mažai, nes neužteks. Toliau prie, reiškia, darbo jėgos judėjimo, nieko panašaus. Nejudės darbo jėga, todėl, kad yra barjerai, yra kalbos barjeras. Yra ne visur pripažįstami diplomai ir, pavyzdžiui, tai, ką mes kalbam, kad turim šiandien tikrai dėl mūsų blogios socialinės situacijos, darbo jėga ypač jaunoji vyksta, bet yra ir tie stabdžiai, būtent ir kalbos žinojimas barjeras, nors jūs kalbate apie tai, kad čia visi jau vos neangliškai kalba nieko panašaus, yra šeimos įsipareigojimai,
yra kultūrinės tradicijos, yra nostalgijas ir tokie dalykai. Ir toliau yra taip pat išsilavinimo klausimai. Bet Europos Sąjungoje didelės kainos. Kodėl mes Seimo nariams mokam po 20 000? Nedidės pas mus taip staigiai, todėl kad ir kainų, ir muitų, tai yra akcizų politikoje. O kodėl? Tai dabar Seimo nariai išvykdami pasakė, kad jiems reikia mažiausiai po 20 000, tai jie prisimetė ubagais, ar kaip yra? Atsakyk. Kodėl jie tų 4 000 nepaliko Lietuvos biudžetą? Jiegi Seime Čia yra Salamakino komisijos klausimas. Patys visi Seimo nariai turi ar tenais geras bus gyvenimas, mažas kainos? Nepatogus klausimas. Jūs labai gerą idėją galėtume pasiūlyti tai minėtai komisijai arba visai Seimui, pasiūlyti tiems mūsų stebėtojams, kad jie grįžę dalį, tam tikrą dalį savo atlyginimo skirtų žmonėms, kad paaiškintų jiems, kaip svarbu atstovauti ir ginti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje. Tai yra skirtų lietuviams tos pinigus, didesnę dalį jų, jeigu jų per daug jie ten turės. Aš manau, jie sako, jiems pritrūksta labai aukštos kainos. Pakilo viešbučių kainos. Nu tai va. Pakilo, ta prasme, tikrai. Vėl praplėskime diskusijos dalyvių ratą. Noriu kreiptis į poną Marių Kundrotą, Lietuvų tautinio jaunimo lygos atstovą. Kaip jums tie argumentai agituojančių už Europos Sąjungą, kad Lietuvos socialinė politika žymiai pagerės Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą? Aš taip pasakyčiau, kad ne ekonomika vis dėlto kūrė civilizaciją, o kūrė vertybės. Ekonomika tai yra tik tai ūkinis priedėlis. O būtent tos vertybės, ant kurių stovi Europos Sąjunga ir kurios yra brukamos mums, tai priešingos yra tiek tautinėms, tiek moralinėms, tiek šeimos vertybėms. Bet šiuo atveju pensija, kokia vertybė? Paprasta, mes kalbame apie realių pensijų, pašalpų ir kitų dalykų didėjimą. Mes šnekame apie realią socialinę politiką. Matot, galbūt todėl ir yra pas mus didelė demokratijos toka, kad mes netgi diskusinėse laidose esame įspraudžiami į tam tikrus rėmus, kada galim tik tai komentuoti oponentų temas, o negalim gvildenti savo aktualių temų. Bet jūsų požiūris į tai, kaip pasikeis socialinė politika mūsų šalies Lietuvoje įstojus Europos Sąjungą? Ja, tai aš norėjau pradžiai pabaigti savo konkrečiai teiginį, kad atsakymą į gerbimo oponentų teiginį, jog Europos Sąjungoje nėra reguliuojami vertybiniai dalykai. Nieko panašaus. Nes yra skatinamas kosmopolitizmas, skatinant imigraciją, įvedant bendrą pilietybę, tapatybės kortelės ir visą kitą. Naikinamas baudžiamosios sistemos efektyvumas, sudarant šiltnamio sąlygas nusikalstamumui. Yra greunama šeimos institucija, dekriminalizuojant dalį lytinių iškrypimų ir ką galima po to kalbėti apie ekonominį ar socialinį saugumą, jeigu yra sudaromos šiltnamio sąlygos nusikaltėliams. O dėl socialinės politikos gal ponas Kasčiūnas turės? Taip, iš tikrųjų, kalbant apie socialinę politiką Europos Sąjungoje, būtina pabrėžti, jog, iš esmės jinai nėra stipri ir nes nedaug ką reglamentuoja. Iš esmės tai apima tik tai laisvės asmenų judėjimą, ar ne? Toliau kalbant, sakykime, tai vis dėlto priklauso nacionalinės vyriausybės sugebėjimo ir išlaikymų savarankiškų priemonių, savarankiškai kovoti su socialiniam negerovėm. Ne? Ir būtent apie tą klausimą reikia paliesti. Europos Sąjunga nustato fiskalinį deficitą, kuris negali viršyti 3%. Ar ne? Dabartinė Vokietija iš tiesų krečiama milžiniškų socialinių problemų, jinai didina savo socialinės išmokas ir viršija tą 3% ribą. Ir Europos Sąjunga privalo mokėti milžiniškas baudas. Tai rodo, kad mes, įstodami Europos Sąjungą ir atsisakydami savarankiško, sakykime, socialinės politikos tam tikrų instrumentų, mes iš esmės, sakykime, galima teikti, jog prarandam galimybę, efektyvę galimybę kovoti su skurdu. Ir, sakykime, iš esmės, kalbant apie šiandieninę situaciją, prisiminkim indėlių grąžinimo klausimą. Dabar buvo diskusijos dėl stabilizavimo fondo panaudojimo indėlių grąžinimo. Ir vienas iš Seimo narių pasakė, jeigu jūs bandysite stabilizavimo fondo grąžinti indėlius, jūs galite viršyti 3% fiskalinį deficitą ir jūs privalėsit mokėti baudas. Tai rodo, kad Europos Sąjunga netiesiogiai draudžia mums grąžinti indėlius. Ir dabar kitas dalykas. Klausimas gerbiamam Stefanovičiui. Jūs neseniai atšventėte laisvės nuo mokesčių dieną, ar ne? Ir minėjote, kad būtent pridėtinės vertės mokestis yra tas mokestis, kuris iš esmės smaugia ir verslininkus, ir paprastus žmonės vartotojus. Jūs turbūt puikiai žinote, kad netiesioginis mokesčius reglamentuoja Europos Sąjunga. Ir pridėtinės vertės mokestis yra labai aukštam lygyje. Jis negali būti mažesnis negu 15%. Tai dabar arba jūs meluoja, tai reiškia visą liberalų sąjungą arba meluoja, arba mes kažko nesuprantame. Kokiu būdu mes Europos Sąjungą galėsim mažinti mokesčius? Ir kitas dalykas. Mes atsisakom milžiniškų dalykų. Jūs kalbate apie debiurokratizaciją, biurokratinio apribojimo mažinimą. Europos Sąjunga yra milžiniškas biurokratinis aparatas, kuriam gali prilygti nebent Tarybų Sąjungos. Socialinė politika kol kas. Dėkui. Pone Stefanovičiau, ką jūs galite atsakyti? Mano pirmas pastebėjimas
tiems, kurie bijo, kad su vertybėmis bus blogai, tai aš galėčiau ir toliau pasiūlyti puoselėti mūsų kultūrą švilpiančiomis kišenėmis. Ne apie kultūrą, kalbėti apie dvasinius dalykus. Apie socialinius dalykus. Apie socialinius dalykus galėčiau pasakyti, kad yra visa eilė teisės aktų ES, kuris įtvirtina nediskriminavimo principą. Ir išvertus lietuvių kalbą, jis reiškia paprastą dalyką. Bet kuris ES valstybės narės pilietis, lietuvis, belgas, bet kurioj ES valstybei gali pretenduoti į tokį patį darbą, tokias pačias darbo sąlygas ir tokias pačias socialinės garantijas, kaip ir tos šalies pilietis. O kalbant apie mokesčius, aš čia turiu sutikti, man nepatinka ES tolesni norai harmonizuoti mokesčių sritį. Netiesioginių mokesčių srityje mes akcizų naštą pajusime ir man tas yra neprimtina, bet tokie mokesčiai kaip PVM-as, ačiū, kad priminėt, iki 15 MY dar mes galėsime mažinti, matau čia rezervus, bet mes visų pirma kalbam apie žmonių, tiesiogiai kiekvieno žmonių naštos palengvinimą, tiesioginiai mokesčiai fizinių asmenų bei pelno mokesčiai. Čia rezervai neišsimti ir ES čia mums nemoko gyventi. Pone Eugenijau. Norėčiau atkreipdėmėsi į vieną dalyką. Vakarų Europos visuomenės senėja, labai sparčiai senėja, jiems reikia naujų žmonių. Jungtinių tautų organizacija nustatė, kad ES reikės 12 milijonų imigrantų kasmet, kad išlaikyti dabartinį balansą tarp dirbančių ir pensininkų. Jiems reikia jaunų žmonių. Ką matom dabar? Deja, kapitalas eina į Aziją, kur yra palankesnės verslo sąlygos, mažesni mokesčiai, ten kūriamos darbo vietos. Rytų Europai ateina bankai, draudimas, mobilios telekomunikacijos, darbo vietų nelabai kūriama, jaunimas išvažiuoja. Reikėtų pakeisti tą padėtį, reikėtų tai padaryti, kad kapitalas ateitų čia, kad galėtumėm plėsti gamybą, kurti naujas darbo vietas. O tam trukdo kai kurie ES nustatymai. Pavyzdžiui, lengvatų negalima taikyti užsienio kapitalui, ko labai sėkmingai naudojasi Azijos šalis. Čia man tas irgi nepriimtina. Man atrodo, kad labai puikiai ateis tie Europos pinigai, apie kuriuos kalbam, ir darbo vietų kūrimas, todėl kad ir per struktūrinius fondus, per sanglaudos fondą, per tą patį socialinį fondą, kuris yra skiriamas darbo jėgos perkvalifikavimui, įtraukimui, investicijom į žmogų. Ir jau dabar nuo 2004 iki 2006 metų apie 143 milijonai tam, kad darbo jėga būtų paruošta. Ir pavyzdžiui, tai, kad mes kol kas nebuvome toj zonai, o dabar būdami, mes tikrai sulauksim investitorių žymiai smarkiau, net iš tos pačios Azijos, sakysim, geras pavyzdys Druskininkų, Reškevičiūnų audimo fabrikas, indai perka ir atkeliauja čia. Kodėl? Todėl, kad mes būsime ES šalis, tai yra rinka, toliau yra pakankamai kvalifikuota darbo jėga ir mūsų žmonių pasirengimas ir konkurentabilumas darbo jėgos rinkoje yra pakankamai aukštas. Dar ponas Šliužas turi pastabų dėl socialinės politikos, kaip jį pasikeis Lietuvai stojus ES. Pablogės be abejonės, aš turiu vieną momentą štai pasakyti šiems žmonėms tokį, kad jūs kalbate tik apie darbo vietas, bet jūs pasakykit man, kad aš grįžęs į kaimą galėčiau pasakyti, ką žmonės konkrečiai turės dirbti. Mes sutinkame nešti iš kūdros vandenį ir pilt ant kalno. Jau ir nusigyvenom iki to, kad stručius auginame Lietuvoje. Aš siūlau gal dramblius geriau auginti, daugiau mėsos. O patys žmonės negali sugalvoti, ką daryti? Neleidžiama jiems. Aš mokiausi, aukštąjį įgijau, važinėjau po Europą. Palabro, aš mokiausi įprastų dalykų. Dabar kaimą į tradicinį darbą mums naikina. O jie sako visi, tik darbo vietas kursim. Jūs pasakykit konkretų darbą. Tiesiog jums reikia nurodymų, ką dirbti. Kurioj srity kokią produkciją gaminti. Šiandien pas mane į lauką atvažiavo du vaikinukai, baigė žemės ūkio mokyklą. Konkretus klausimas, ką dirbti, klausia. Iš tikrųjų, ponas Šliužas iškėlė klausimą, kas turi nurodyti, ką dirbti. Pone Vailionį. Aš manau, iš dalies ponas Šliužas yra teisus tuo, kad mūsų atsakingi žmonės, valdininkai turėtų daugiau dirbti, aiškindami žmonėms, ką jie gali patys pasiekti. Bet tą turės padaryti patys žmonės. Ir kai jūs kalbėjote apie tai, kad tas mūsų nepriklausomybė, apie kurią jūs nuolat priminat mums, jis savotiškai mus daro laisvus, iš tikrųjų, bet nepamirškim, kad va toks uždarumas, kurį iš jūsų išplaukia aš jaučiu, ir sąlygoja mūsų tingumą.
visą laiką norą, kad mums kažkas kažką duos, kažką nurodys. Mes turime rodyti iniciatyvą patys ir kurti. Jokių būdų aš nepropagavau uždarumo. Tautinė valstybė turi būti atvira tai, kas gera vakarams ir uždara tam, kas bloga. O mes dabar nuo liberalų atsiveriame, taip yra, ir visokios blogybės plūsteli pas mūsų vidų. Antras dalykas dėl socialinių reikalų, kad kainos pakils 20 nuošimčių, tai yra garantija. Toliau dėl darbo vietų, kur mums pasako Europos Sąjungų, mes esam lietuviai reikalingi kaip pigi darbo jėga. Bet dėl 20% nemeluokit. Gerbiamasis Kriščiūnai, dėl 20% nemeluokit. Tai ekonomistų jūsų pačių yra iš laisvosios rinkos nustatyti dalykai, statistika. Ne mūsų pačių, aš siūlau kalbėti apie kitų valstybių patirtį. Nes turi atsakymą į pono Šliužo klausimą, ką reikės daryti žemdirbiam. Konkrečiai reikia paaiškinti žmonėm, ką daryti. Kažkaip, Raigardas vis sako, eikim jau nuo tos kultūros atgal, bet aš tai tik apie tai galiu kalbėti. Tai sakyčiau, būtent aš tai įžiūriu kaimo veiklos diversifikaciją kaip didelį potencialą. Gerai. Jeigu tai, ką jūs darote, jau to nebereikia, arba kas nors daro pigiau, daugiau, arba tiek pieno neišgeriam, tiek cukraus nesuvalgom, yra kitokių veiklų, yra kaime daugiau ką veikti. Ir kai... Gerai, steikite kaimo turizmo sodybą. Aplink pelkiai išgriskite truputį takelių, nutieskite dviračių takus, tegul žmonės atvažiuoja ir palikinėja tenais tos pinigus ir dar to pačiu dar 3 litrus pieno daugiau. Iš tikrųjų, socialinė politika, čia mes gana daug diskutavome apie socialinę politiką. Paskutinis klausimas, kuris yra mūsų laidos tema, tai yra teisingumas. Ir klausimas vienas. Iš tikrųjų, kai kurie politikos apžvalgininkai teigia, kad stojimas į Europos Sąjungą padės įveikti nusikalstamumą ir korupciją. Norėčiau paklausti, ponė Buškevičiau. Na, matėte, kad ir skaitėte spaudoje, matėte per televizijų, girdėjote per radiją, kad nusikaltėliams ten yra iš tikrųjų rojus. Jeigu lietuviai pagauna, tai žiūrėk, Italijoje ir išteisina. Pas mumis tai dar galbūt pasodina. Todėl aš nebejoju, kad nusikaltėliams ten tikrai bus geriau. Bet jeigu kalbant apie patį teisingumą, mes imame tik tai vieną dalį. Iš principo, jau mes neteisingai elgiamės dėl šio referendumo. Jeigu visi mes atsiversime Lietuvos Respublikos konstituciją, pirmajame straipsnėje parašyta, Lietuvos Respublika yra nepriklausoma demokratinė valstybė. Ir jeigu norima šitą pirmą straipsnį pakeisti, padaryti ją pusiau suverenę, ar visiškai priklausoma, kad ir nuo Europos Sąjungos, pagal 148 straipsnį reikia, kad į referendumą ateitų vos ne 100% žmonių, iš jų 3/4 balsuotų. Dabar užtenka 50% atėjusių, nuo jų 50+1 balsuotų. Dėl to aš jį ir neisiu, kadangi tai yra antikonstitucinis referendumas. Pone Steponavičiau, šią temą apie teisingumą, ar tai padės įveikti nusikalstamumą ir korupciją? Man atvirai sakant nepatinka, kai yra kalbama štampais ir klišėmis. Išspręsim nusikalstamumo problemą, nebus skurdo Europoje. Tai yra nekorektiška reklama ir aš turiu sutikti su oponentais. Bet kalbant apie, tarkime, politikų ir valdininkų atsakomybės klausimus, apie fiskalinę, finansų panaudojimo atsakomybę, čia tvarkos bus nebejotinai daugiau. Ta nusistovėjusi tvarka, kaip mes ją kritiškai bevertintume Europoje, nėra funkcionuojanti geriau nei pas mus. Mes dar turime paveldą iš senų blogų laikų, kuris mums kiša koją. Europinė politinė kultūra, valdymo patyrimas, koks jis bebūtų, kaip liberalui man skeptiškai vertintinas, aš manau, jis yra geriau funkcionuojantis nei čia. Kągi, dėja, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, tai buvo paskutinė agitacinė, paskutinės kryžkelės laida skirta referendumui dėl stojimo Europos Sąjungą. Vienintelis kelias tai tik tai eiti ir pasakyti savo nuomonę, taip arba ne, čia jūsų pasirinkimas. Neikite referendumą.